pasistatėm savo namą. Gražiausias vaizdas, kurį kol kas regėjau Antarktidoje. Šįryt leisimės į laipiojimą kalnais. Tie kalnai yra čia. Laipiojimas kalnais čia yra 2 kategorijų. Tai vienas yra paprastas, ten su virvėm. Gali būti duobės, kur gali įkristi, štai susirišę virvėm, bet retai taip pasitaiko. Ir yra tada kitas jau techninis lygis, kurio mes neėmėm, kurį dar gerokai aukščiau ir ten jau reikia ir savo batus turėti. O mes eisim štai čia, iš šitos vietos. Tai yra Brown stotis, admirolo Brauno, argentiniečių mokslinių tyrimų stotis, bet ją 1984 metais, sakoma, padegė toksai jos darbuotojas, kuris tai padarė dėl to, kad mėgino išvengti, kad nebūtų čia paliktas dar vienai žiemai. Mano pirmas kartas gyvenime su tokia virve. Pirmas kopimas į kalnus ir tai bus Antarktidoje. Pagražu, bet patys puikiai esame sutikime, kurį čia kinta oro sąlygos. Dump your life jacket, grab your snowshoes and walk through the gap there, and if you've got crampons you're welcome to put them on. You've already experienced how we walk. That's all. It's been a while. My life is in my own hands. Quick things like this. I have to remember if I take my rucksack off, I might lose my ice axe. So it's a dynamic position. Little finger towards you, never big finger. Little finger allows me to put a kink in.
Ir štai čia iš manęs matosi kita alpinistų grupė, kuri dar liko ant kalno. Mes jau po truputuką leidžiamės. Ir štai taip atrodo pirma vasaros diena Antarktidoje. Ir štai mes esame argentiniečių mokslinėje stotyje. Ir nors jau pirma vasaros diena, bet dar neatsidarė sezonas, čia atrodo trumpesnis nei vasara. Bet viskas palikta, kai beveik niekas neišlipa, tai tušti pastatai gali būti. Vaizdai buvo tiesiog pribloškiantys, o nuotraukas, kurias pasidarėme, tai iš tikrųjų, manau, saugosime kaip labai didelį, labai mielą prisiminimą. Šiandieną mums labai pasisekė su oru, nes Brauno stotelėje, kur užlipome į kalną ir išvietė saulutė ir nebuvo šiandieną nei jokių gamtos surprizų, kurių čia paprastai būna iškrečiama, nei didžiulio vėjo, nei sniego, tad esame be galo laimingi dėl to. Nesitikėjau, kad Antarktida bus šitokia graži. Dažnai, kai skaitydavau ir žiūrėdavau ką nors apie Antarktidą, tai pristato ją kaip tiesiog 7 žemynas, labai sunku ten patekti, labai ilgai užtruko, paskutinis atrastas per tą tokį sudėtingumo, atokumo prizmę. Bet ir tiesiog kaip gamta, tai iš tikrųjų yra nuostabi ir kitur tokios gamtos tiesiog nėra. Buvau įvairiuose pasaulio pakraščiuose, ledynų aišku yra ir Argentinoje, ir Islandijoje, bet tai pavieniai ledynai. O čia tokia pati atmosfera ir dar atšiauresnė, dar nuostabesnė yra ir už 100, ir už 1000 kilometrų, tiesiog tokie begaliniai ledo plotai. O dar aišku visi pingvinai, ruoniai, visiškai kitokie gyvūnija nei visur kitur. Ir čia nėra kažkokia pavienė kolonija, čia va plauki laivu, žiūri pro šalį plaukia ledkalnis ir ant jo gyvena pingvinai. Bet tas Antarktidos grožis tai toks tiesiog žodžiais nenusakomas. Ta didybė, tas baltumas, tie kalnai, tie masteliai, tas dydis, tiesiog yra kažkas neįsivaizduojamo. Atrodo, kad visiškai ne Žemės planetoje esame. Čia tolstam ir matosi, kaip menka viskas tose Antarktidos platybėse, tai va ten ta vieniša bazė kažkur ir tenai kalnas, į kurį buvom užlipę. Tai nėra taip ir aukštai, aišku, bet kaip sako kalnų vedliai, čia kažkokių rizikingesnių žygių, tolimesnių Antarktidoje sunkiai ir galėtum padaryti, nes pagalba yra toli ir tokio pat aukščio kalnas gali būti
gerokai rizikingesnis negu kažkur, nežinau, Alpėse, kur viskas gerokai arčiau. Šiaip labai džiaugiuosi, kad pasirinkau būtent šitą kruizą, kur vadinasi Basecamp, kur yra su tam įdomesnėm veiklom. Aišku, puikios ir paskaitos, kurių kiekvienam kruizė, sako, būna. Puikus tiesiog išlipimą. Čia galėjom patirti Antarktidą visiškai kitaip. Ar nuo kajako, ar nuo to kalnų žygio. Ir kas įdomu, kad, kitur tai būna, pavyzdžiui, galbūt net nejauku eiti su kažkokia grupe laipiot kalnais į Alpes, nes greičiausiai būtų, didžioji dalis daug daugiau patyrę ir stabdyčiau kažkaip visus. Čia yra daugelis žali, nes daugelis čia atvyko visų pirma dėl Antarktidos, o tada jau jie nori patirti įvairiausiais būdais, ir nėra jie nei kajakų specialistai, nei kalnų lipimo specialistai, bet visa tai yra visiškai unikalūs ir kitokie būdai patirti šitą visiškai unikalų ir kitokį žemyną. Čia yra nuostabi patirtis, kurią galima patirti su profesionaliais gidais, kurie net ir su tokiais pradinukais kaip mes elgėsi itin kantriai ir atidžiai ir padėdavo ties kiekvienu kluptelėjimu. O čia matosi pingvinai šokinėja. Ross ice shelf, and on the edges, and it's set up by Admiral Byrd. Kai kurios vietos Antarktidoje tokios įspūdingos, kad net nereikia lipti į krantą ar plaukti zodiaku, nes dydžiai ir masteliai tokie, kad smarkiai pranoksta visą kruizinį laivą, tai Le Maire sąsiauris viena iš tokių vietų. Tai dabar čia visi susirinko kai tokiai šventėjai praplaukimo per sąsiaurį ir kartu atšvenčia šitos laivų kompanijos gimtadienį, 30-ąjį. Kaip sakė ekspedicijos pradžioj laivo kapitonas, kad ekspedicijos metu bus tokių vietų, kad tiesiog nuodėmė neišeiti į denį, nes tas stovėjimas denį laivo prilygsta pasivaikščiojimui Antarktidoje, krante ar kur. Tai Le Maire sąsiauris tikrai buvo viena tokių vietų ir dabar štai sustoja jau jo gale laivas. Ir leisimės į naktinę kelionę į pačias piečiausias salas, kurias aplankysim per šitą ekspediciją. Tai nuo tada jau pasuksim atgal link Pietų Amerikos, bet dar su keliais sustojimais pakeliui. Iš vidaus, kad prasikirstų, prasisuksentų, ne? Their victory over winter has begun. Jau 10 vakaro ir dar saulė šviečia, o šviesu tai kiaurą naktį, niekada pilnai nesutemsta. Čia maždaug tokia platuma dabar kaip Islandija, ar šiaurės ar vidurio Suomija,
vidurio Švedija Europai. Tiesa, jeigu Europai ten yra gyvenimas, gyvybė, miestai, kaimai, tai čia praktiškai tik tai ledo laukai. O mes per visą šitą ekspediciją poliarinio rato net nepasieksim. Tai yra kur čia nebūna nei poliarinės dienos, nei poliarinės nakties, bet kadangi poliarinis ratas jau arti, tai taip išeina, kad nors saulė ir nusileis, bet nusileis labai trumpam ir visą laiką bus šviesu.